Klaipėdos kultūros fabrike Šeiko šokio teatro grupės repeticija. Šokėjos repetuoja ir gludina judesių šokio spektakliui istorinį ekskursijai šachas Prūsijai Luizė Mėmelyje. Ir čia labai svarbu, kaip pasisukom ir ten žiūri, matom, kad nežinau, ką įsivaizduoju, Gerai. Tai čia yra mūsų tokia bendra, tai dabar padarykim tik tai suėjimą visą, šitą visą sceną. Iš repeticijų salės, kaip ir prieš kelerius metus, choreografės Agnijos Šeiko vedamos šokėjos persikelia į Klaipėdos gatves, kur prieš daugiau kaip 200 metų karalienė Luizė ir Prūsijos karališkojo dvaro dvariškiai rado prieglobstį nuo Napoleono kariuomenės Klaipėdoje, tuomet vadintoje Mėmeliu. Prieš kelerius metus gimė šokio spektaklis, šiemet atgimė iš naujo. Po langais pražygiavo Pomeranijos batalionas, kiek anksčiau karališkoji gvardija. Visuose laivuose plevėsavo draugiškų nacijų vėliavos. Vakarienė vyko pagal Berlyno paprotį, su princais, hercogais, rusų damomis, ministrais ir generolais. Visi buvo prie karalienės. Valgė prie 2 ilgų stalų, gėrė arbatą, žaidė komers. Po vakarienės buvo pristatytos 5 bataliono damos. Šventiškai eliminuotas miestas saliutavo, šaudė iš daugybės laivų. Net belaisviai apšvietė savo kalėjimo langus pilies citadelėje. Jisai vėl atgimsta, kas yra, taip, man pačiai gal netikėta, nes aš liktai jau galvojau, tikriausiai mes jį gal jau padedam į archyvą, bet nežinau, netgi mano šokėjos labai jį myli. Ir sako, Agne, kodėl mes nerodom? Aš kažkaip sakau, gal jau mes buvom jį uždarę, nes remontavo parką, tas lokacijos. Ir dabar, kai vėl viskas grįžo tos erdvės, tai jau čia šokėjos mane prispaudė šiek tiek prie sienos. Bet šitas spektaklis yra gimęs iš tikrųjų labai iš tokios gražios draugystės su Rotary klubu. Luizės Rotary klubas, jie pas mus, jos tiksliau, jos atėjo pas mus ir tos puikios moterys sako, mes padarysim viską, tik tai tu sukurk spektaklį apie karalienę Luizę. Ir tada taip galvoju, reikia atrasti tikriausiai kampą, kaip kalbėti apie tą karalienę Luizę. Ir man tada pasirodė labai įdomi ta jos įvairiapusiškumas nuo buvimo ir moterim, ir karalienė, ir tokia protinga, be galo moterim, ir diplomatė, ir mama. Tai užtat mes tokį kampą paėmėm ir čia ir įvyko, nes jos ir surinko finansavimą tam spektakliui ir kažkaip padovanojo paskui mums jį visą. Lydimi šokėjų, ausinėse skambant istoriniam grožiniam tekstui, įsiliejusiam į miesto garsus ir to laikmečio muziką, žiūrovai pasijunta tarsi dalyvautų istorinėme filme. Būtent Klaipėdos istorija ir jos dramatiškumas tapo impulsu ne vienam Agnijos Šeiko šokio spektakliui. Ne kiek turtinga, kiek dramatiška, man atrodo, labai. Ir aš dabar kitą spektaklį kaip tik pradedu statyti apie tą istorijos perrašymą, kas šiaip ir dabar labai vyksta, ką mes matom, kas vyksta su Amerika, kas vyksta Europai, kaip viskas verčiasi kūliais ir kaip kas nori, taip tas interpretuoja ir nebėra ašių tokių, ant ko laikytis. Tai man atrodo, Klaipėdos istorija tokia labai su tokiais juodais kažkokiais tarpais, kur tarsi mes nekalbam. Mes nekalbam apie jos prūsišką patirtį, mes dar apie jos tarptautiškumą nekalbam, apie tai, kad jinai nebuvo Lietuvos dalis ilgą laiką. Tarsi tai yra, kažkokios mes apie tai nekalbam, nes dabar tai yra Lietuva, bet iš esmės Lietuvai priklauso tik 100 metų Klaipėda. Tai vėlgi, o kokius dramatiškumas, tai reiškia, kiek žmonių su dramatiškais likimais čia gyveno, kurie nebegali gal čia grįžti, arba jau ten prosenelė ar kažkas gyvena. Vėlgi, yra tikrai labai ir tuo jinai yra įdomi, nes tas visą laiką, man atrodo, miestai ypatingai, kurie tokie yra ant tranzito ribos, kažkokie tokie ribiniai, tai ten labai įdomių likimų ir labai įdomių asmenybių prasikerta ir įdomių. Žinoma, kaip pasakyti, tai yra vis tiek toks
šiek tiek nutolęs tarsi miestas ir man tuo labai ir patinka, kad jisai toksai tarsi nutolęs, tarsi toks neapibrėžtas labai. Mesgi neturim, ne, ten kaip, nežinau, kokie Prancūzijos miestai istorija, arba net ir tas pats Vilnius ar Kaunas, ar ne, yra tokia, tokio turtingumo tos istorijos. Bet man atrodo, kad taip, kai pradedi kapstyti, tada atsiveria didžiuliai lobiai, kur Klaipėda pati, kaip pasakyti, man atrodo, klaipėdiečiai ne visą laiką mes žinom viską ir tas visa protestantiškas jos prigimtis, man atrodo, mes be reikalo apie ją nekalbam, jinai, man atrodo, mus labai praturtintų. Gyvenimas pilnas atsitiktinumų ir tokių pilnas tave veda kažkur dalykai. Aš galvoju, kartais taip net neatsisėdi ir nesugalvoji, o mastai apie buvo tiesiog tuo metu, aš galvoju, ką daryti, aikštelių šokti, kur nėra Klaipėdoj. Tuo metu Klaipėdos fabriko dar nebuvo, dramos teatras uždarytas, scenų nėra, buvo toksai, aš galvoju, tai ir kaip pritraukti žmonės, kaip reikia, nes Klaipėdoj, man atrodo, ir iki šiol jinai dar, man atrodo, ir egzistuoja ta problema, kad pritraukti auditoriją nėra pats paprasčiausias būdas. Tai aš galvoju, jeigu ta auditorija kažkaip, nėra net jos kur kviesti, tai galbūt mes galim tada ateiti į gatves ir kas tada yra įdomu ir kas tai. Man šiaip tikriausiai tas istorinis kontekstas visada buvo labai įdomu ir būtent, kad sujungti tą tokią naujausią mediją, kuris šiuolaikinis šokis, kuris pulsuoja šiandieną, sujungti su kažkuo, kas buvo ir kalbėti tą kalbą tada apie istoriją, kalbėti ne istorinę kalbą, kažkokią knyginę, o kalbėti apie, tokia kažkokia netikėta ta kalba. Ir čia, man atrodo, mūsų buvo labai didelė sėkmė ir mano susitikimas su Raimonda Nabažaitė, archeologė, kuri kaip tik rašė savo magistrinę apie Klaipėdos bažnyčias, kurių nebėra. Ir mes tada tiesiog, tu supranti, kad čia įvyko visiškas susijungimas ir tai yra tai, apie ką mes kalbam ir apie ką norim kalbėti. Ir tas mūsų, ir iš tikrųjų jisai paskui labai nukeliavo, nuvilnijo per visą Europą, kaip pavyzdys ir auditorijos pritraukimo, nes mes tikrai niekas tiek auditorijos neturėjo iš šokio srities, kiek turėjom mes. Tuo metu su šitais, nes tikrai žmonės tada drąsiai ėjo į tos spektaklius, nes jie buvo už ko kabintis, jie, apie Klaipėdą, tai yra Klaipėdos gatvėmis vyksta dalykas ir tada tu gali juos kviesti žiūrėti šiuolaikinį šokį. Ir taip pat kaip miesto tokio gaivinimo ir aš galvoju, tik tai, kad dabar jau atstatinėjami ir Jono bažnyčia, aš galvoju, tikrai tai buvo irgi mūsų dalis to, kad mes sujudinom kad kalbėti reikia apie tai ir kad miestas nėra tik tai, ką mes matom, o jisai yra daug daugiau sluoksnių turintis dalykas. Agnijos Šeikos sukurti pasirodymai tapo reiškiniu. Kelias dešimtis išskirtinių šiuolaikinio šokio ir muzikinių spektaklių sukūrusi choreografė sako, Klaipėdos publika kitokia. Ne jie ateina pas tave, bet tu turi pas ją ateiti. Klaipėdoje kelias į pripažinimą nebuvo toks jau lengvas. Visada labai yra geras mano irgi kolegės choreografės Loros Jotkaitės toks pasakymas, kad, sako, nuvažiuoja du batsiuviai į Afriką ir vienas sako, tai kad čia nėra darbo, nes visi basivaikšto, kitas sako, tai kiek čia darbo, nes visi basivaikšto. Tai čia yra visiškai požiūrio klausimas ir man ta erdvė, man jinai labai tiko ir aš mačiau čia tiek galimybių, kad tiek galima daug padaryti ir žmonės įtraukti ir miestas tikrai tuo metu buvo atviras ir mes galėjome įgyvendinti tikrai pačias, atrodo, tokias beprotiškas idėjas. Su kažkokia limitacija, aišku, bet kažkaip niekada nebuvo nei finansai tas limitas, sakykime, galvoju, kad atrodė niekas yra nesvarbu, mums svarbu yra kažką kurti ir daryti. Tai iki šokio teatro, žinoma, kelias labai ilgas ir toks nelengvas. Tačiau tikrai dėkoju draugam ir bendražygiam, kurie kartu pradėjo su manim tą kelią ir įkūrėm, kas tuo metu iš tikrųjų Lietuvoje tik tai kūrėsi nepriklausomas visas sektorius. Dabar jau mes kažkaip nebeįsivaizduojam, kad, sakykime, galėtų nebūti to, sakykime, nevyriausybinio sektoriaus, kuris tikrai labai veikia visose srityse. O tuo metu tai buvo tikrai toks, kaip visą tai veikia, kaip čia, ar iš vis įmanoma teatrą įkurti tiesiog, nebūnant, sakykime, dalim kažkokių biudžetinių ar vyriausybinių institucijų. Tai
šitą tokią avantūrą iš tikrųjų ir sukvies, nes tu vis tiek tada tu tampi tuo žmogum, kuris veda kitus žmonės, kuris kviečia, kuris organizuoja visą veiklą. Tai toks, sakykime, iššūkių pilnas dalykas, bet taip, ta prasme, aš vėlgi irgi supratau, kad tai yra galimybė turėti vėlgi tą pačią laisvę. Su labai sudėtingais dalykais, bet tu turi laisvę kurti tai, ką tu nori kurti, daryti, kurti su žmonėms, su kuriais tu nori kurti, ar ne, nes jeigu tu tampi dalim kažkokios institucijos vėl, tai tampa visai kitas, tu turi būti sistemos dalis. O čia dalinai mes galim būti ne sistemos dalim. Prieš 14 metų įkurtas Šeiko šokio teatras, viena aktyviausiai kuriančių profesionalaus šiuolaikinio šokio trupių Lietuvoje. Metams einant, aplink save Agnija subūrė stiprią profesionalių šokėjų komandą. Į teatro veiklą pavyko pritraukti ir šiuolaikinio šokio meistrų iš užsienio. Klaipėda vėlgi yra pakankamai hermetiška vieta ir, kaip pasakyti, tos srovės čia nelabai mainosi, bet vis tiek. Ir kitas dalykas, aš niekada nežiūrėjau, kad mes galim dirbti su žmonėmis iš viso pasaulio. Ir man visada buvo toksai, kad taip, aš esu galbūt nedidelė mieste, bet čia aš galiu sukurti tą pasaulį, į kurį atvažiuos žmonės. Ir per tuos daug metų tikrai atvažiavo pasaulinės šokio žvaigždės čia su mumis statyti. Tai tuo entuziazmu žmonės patikėjo ir tokia vizija, sakykime, kaip mes norim tą šokį kurti. Tai taip, žmonės tikrai tikėjo ir tiki. Nida. Viena įspūdingiausių šio kurorto vietų – Parnidžio kopa. Čia išsiskleidė dar vienas Agnijos Šeiko erdvinis šokio spektaklis Užpustyti, atskleidžiantis dramatišką Kuršių nerijos istoriją. Kadangi čia mes jau pagvildenom miestą su mūsų tom ekskursijom, tai labai norėjosi nukeliauti į gamtą ir tada vėlgi kažkaip vis daugiau pradėjom darbuotis kartu su Neringa ir Agilos kultūros centru ir kažkaip irgi sako, gal norėtumėm kažkokio labai specifiško spektaklio Neringai. Ir tada atrodė, kad neįmanoma niekur kitur to daryti kaip ant Parnidžio kopos. Ir vėlgi lygiai tas pats dramatiškumas, kuris labai yra įdomus ir tie užpustyti kaimai, kai tu taip, kažkaip kai teoriškai tu galvoji, met maištam po kopas, čia užpustyta, bet tu supranti, kiek sulaužytų žmonių likimų yra, kiek kažkokio nepastovumo, kiek tokio negalėjimo į kažką įsitverti ir suleisti šaknis, tai tas buvo labai įdomu ir tada kažkaip su kolegom ir nusprendėm, kad tikrai darysim vaikščiojimą, mes ten daug, taigi kai tu ieškai maršruto, tai ten tu apvaikščiai nežinau kiek kilometrų ir tada kažkaip susidėliojo, kad vis tik tai yra tarsi ta aukščiausia vieta, arčiausiai saulės ir mes tarsi kalbam tada apie visą Neringos istoriją, kuri tarsi, jinai vis tiek siejasi su Klaipėda ir tas visas ta dalis Lietuvos, jinai iš tikrųjų yra labai labai specifiška. Ir ne tik dėl to, kad kurortas ar ten vien tik jūra. Atrasti muzikos ir šokio magiją Agnija geba nuo pat mažumės. Tiesa, tuokart jaunosios šokėjos mintys sukosi apie baletą. Kai pradėjau vaikščioti, taip ir atsirado šokis, gal net prieš vaikščiojimą tikriausiai. Tai visada kažkaip lydėjo labai mane ir mama visur vesdavo, ir močiutė, ir to šokio, ir teatro labai labai daug buvo ir namie, ir visoje aplinkoje. Ir kažkaip net neįsivaizdavau, kad aš galėčiau nešokti ir tada ir į mokyklą, kai pradėjau lankyti, ir tada supratau, kad labai noriu ir Čiurlionio
baleto mokyklą važiuoti ir jau čia buvo tas, kad baletas buvo viskas. Iki paauglystės tai aš net negalėjau įsivaizduoti, kad galiu to nedaryti. Baletas tuo metu profesionalus buvo tik tai Vilniaus baleto mokykloje, o tikriausiai nebuvo tokių tinkamų duomenų, kad mokyčiausi ten, tuo metu buvo didžiuliai konkursai. Ir tikriausiai, aš sakau, visatos ranka buvo, kad aš ten neįstočiau ir tada aš atradau iš tikrųjų jau tuo metu, man kai buvo 12, pas mus, aš šokau Jungoj jaunimo centro kolektyve ir tuo metu kaip tik viena baleto mokytoja grįžo iš seminaro Vokietijoje ir atvežė mum modernaus šokio pamoką. Tai čia buvo man kažkoks visiškas lūžis ir nuo ten tikriausiai prasidėjo. Choreografijos bakalauras ir teatrologijos magistras Klaipėdoje, po to studijos Roterdame. Nors buvo dvejonių likti Nyderlanduose, vis dėlto Agnija grįžo į Klaipėdą, kad šiuolaikinis šokis augtų būtent čia. Tai žinoma, kad buvo. Aš manau, kad kaip ir kiekvienam žmogui, kai jisai praleidžia kažkur tai ir tikrai tai buvo nuostabus metas ir nuostabios studijos ir tikrai man pasaulis visiškai atsivėrė. Ir žinoma, ir buvo visai neblogų ir pasiūlymų, ir galimybių tenai likti, ir su darbais, ir su kūrybiniais projektais, bet aš tikriausiai paskui dabar jau galvoju po tiek metų, taip žiūrint retrospektyviai galvoju, aš vis tik tai tas žmogus, kur gal man nėra tiek labai įdomu būti ten, kur jau daug kas yra padaryta. Ir aš galvoju, tai ten yra puikių šokėjų, ten yra puikių choreografų. Ar aš ten liksiu ar neliksiu, didelio kažkokio pokyčio, ta prasme, nėra, ta prasme, kad tiesiog ten yra koncentracija didžiulė. O aš galvoju, bet Lietuvoje, tai mes kažkaip vis laiką tu sergi už tą vietą, iš kur tu atėjęs. Tai aš galvoju, tai kokia prasmė man išvažiuoti, išmokti ten kažką ir negrįžti, tarsi nėra prasmės. Bet čia labai įdomu yra, čia man atrodo dar mūsų kartos toksai momentas. Mes dabar kaip tik darom vieną spektaklį su mano kartos choreografais ir šokėjais ir labai apie tą patį visi šnekam. Ir iš tikrųjų aš galvoju, kad čia mūsų toksai dar įdėtas kažkoks, nežinau, mechanizmas tikriausiai mąstymo, kad tarsi tu įsipareigoji, tu tarsi jauti labai didžiulę atsakomybę, kad tu gavai tą išsilavinimą, tai reikia tarsi grąžint savo šaliai. Tai užtat ir savo miestui. Tai užtat man buvo tarsi labai labai svarbu, kad aš nelieku tenai, kur tikriausiai irgi kažkaip būtų gyvenimas susiklostęs ir mesgi nežinom, gal kažkada vėliau būčiau grįžus, ar čia vėlgi kiekvienas savo kelią turi. Bet tuo metu ir mano kolegė Goda Gedraitytė grįžo irgi iš studijų Budapešte ir mes sakom, tai kažkas turim čia kažką pradėti daryti. Šiuolaikinis šokis neturi kalbos barjero ir sienų. Šokis neturi ribų. Jis leidžia plačiai mąstyti ir plačiai kurti. Lietuvoje unikalių reiškinių tapęs šiuolaikinio šokio teatras skleidžia savo magiją ir už jos ribų. Agnijos Šeiko suburtiems šokėjams atsivėrė scenos Jungtinėse Amerikos valstijose, Islandijoje, Italijoje, Izraelyje, Kinijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, gausybėje kitų šalių. Jis tiesiog yra kitoks šokio žanras. Ir jeigu lyginti su baletu, kur yra labai aiškus kanonai, kur yra labai aiškios taisyklės ir tikrai ne kiekvienas žmogus gali tą baletą šokti. Ir ne kiekvienas gali pasiekti, sakykime, profesionalumo. Tai šiuolaikiniam šokiui faktas yra šiek tiek kitokios laisvesnės taisyklės. Ir jo, man atrodo, pirmiausia, tai artima yra pati filosofija šiuolaikinio šokio, kuri apskritai kalba labai apie žmogaus vidinę laisvę, apie jo tokį platų mąstymą, platų labai požiūrį. Tai tikriausiai bet tos temos tokios, kurios yra aktualios šiandieną. Tai man atrodo, kad nuo jaunystės mane tas ir traukia, kad tai nėra, kad aš supratau, kad man nėra tiek labai įdomu, sakykime, baleto pasaulis tuo, kad tai kalbama yra, tai tu esi pasakoj beveik nuolatiniai arba kažkokiam tokiam fikcijoj. O šiuolaikinis šokis, jisai kalba apie opes problemas, apie klausimus, apie santykius, apie, iš tikrųjų, tai, apie ką mes visi mąstom.
Šeiko šokio teatras ir pati Agnija 14 kartų tapo auksinio scenos kryžiaus laureatais. Teatrui atiteko padėkos kaukė. Agnija Šeiko pirmoji šokio kūrėja įvertinta Boriso Dauguviečio Auskaru už savo išskirtinę kūrybą. Ne vieną kartą Šiuolaikinio šokio asociacijos pripažinta metų choreografe, o prieš 4 metus jos darbai įvertinti ir Klaipėdos kultūros magistro titulu. Matyt, kažkokia vidinis poreikis yra tokio, kad, kaip mano kolegos juokauja, jeigu yra taisyklės ir jas galima laužyti, tai sako, tu būtinai su jas sulaužysi. Tai ne dėl to, kad nepatinka tvarka ar nepatinka kažkokie susitarimai tarp žmonių, bet tikriausiai tas primetimas kažkokių nuostatų arba primetimas sistemos, tikriausiai man kažkaip aš labai reaguoju. Tai, ir tada šiuolaikinis šokis jisai tampa tokia terpė, kur tu labai gali būti ir labai gali, nėra to ne pirminio, kur mes turim labai visose srityse, pirmiausia mes gaunam kažkokį ne. O šiuolaikiniam šokiui, man atrodo, tas yra, kad kodėl, mes pasižiūrėkim, kodėl ir kur gali tai mus nuvesti. Choreografijos ir šokėjos Agnijos Šeiko patirtis neišsitenka vien scenoje. Ji dirba su studentais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto šokio katedroje. Inicijuoja edukacinius projektus. Klaipėdietiai esminiai laimėjimai ne trofėjai, o gyvos aplinkinių emocijos, kurias sužadina šiuolaikinis šokis. Mes statom spektaklius ir vaikams, tai vėlgi, kaip ir Lėlių teatro, visi lėlininkai šneka, kad jeigu tu nepradėsi nuo mažų dienų kažko duoti, tai pamiršk. Tai, man atrodo, tas yra labai svarbu. Tai ir turim užtat užsiėmimus ir kūdikiams, ir kartais anksčiau daugiau turėjom užsiėmimų vaikams, dabar šiek tiek pristabdėm šitą veiklą, dabar rodom tik tai spektaklius ir vedam įvairius seminarus ir dalyvavom 1000-mečio mokyklos projektuose. Tai irgi tai yra labai, iš esmės visi segmentai. Lygiai taip pat kaip mūsų yra mylimoji senjorų grupė, kur yra visiškai teatro dalis ir mūsų auditorija, ir dalyviai, ir šokėjai. Ir tas ryšys yra labai labai gražus, mes visi esam atmėgsti nuo galvos iki kojų ir apdalinti pyragais. Ir tai, čia toks juokas, bet iš tikrųjų tas ryšys yra labai labai gražus. Ir mes darom paskui bendrus vakarus, kur ateina ir vaikai, ir senjorai, ir profesionalūs šokėjai. Ir va čia tada man pačiai tai yra tikriausiai prasmė kažkokia apskritai visko. Ne tikriausiai didieji spektakliai, ne apdovanojimai, bet vis tik tai, kai vyksta, kai tu matai, kad žmonės kažkaip atsiveria, jie bendrauja ir kažkokie įvyksta tokie kūrybiniai dalykai. Ir teatro mūsų toks ir strateginis tikslas yra, ir šiaip, man atrodo, ir mano asmeniškai tas ryšys su regionais yra labai svarbus. Aš nekalbu apie Vilnių ir Kauną, kur tu tiesiog privalai vežti spektaklius, rodyti, kaip ir visi kiti į didžiuosius miestus. Bet jo, kažkaip bendradarbiavimas ir rodymas kitose miestuose Lietuvos, man atrodo, tai yra labai prasmingas. Čia apskritai kalbant ne tik, kad mes, bet apskritai, kad profesionalus menas būtų, tai kad kažkaip pasiekti bent kiek įmanoma tokio įmanomo lygiavertiškumo ir kad nebūtų tų, kaip aš sakau, atotrūkis pasimato labai per rinkimus. Didžiulis, ar ne, tai tu suprantigi, kaip žmonės tada mąsto, kaip mes skirtingai visi matom pasaulį. Ir tas, man atrodo, kad atskirties buvimas, jisai ir atneša tokius mūsų rezultatus. Tai jeigu mes kalbam, kad neišmirtų miesteliai, neišmirtų kaimai, o kad grįžtų jauni žmonės iš po savo studijų kažką tai daryti, tai tu turi kažką daryti. Ir tą misiją kažkokią tai mes savo išsikėlėm, kad vėlgi irgi tai yra, kadangi šiuolaikinis šokis, ką aš ir pradžioje sakiau, kad apie tą tokį laisvą mąstymą, apie tokį, sakykime, praplėtimą, suvokimą apskritai pasaulio ir kaip galima galbūt gyventi, kaip galima galbūt bendrauti. Tai tas iš tikrųjų, šiuolaikinis šokis ypatingai galbūt ir gali tai tuo dalintis ir kažkaip žmonės sudalyvavę, ar tai mūsų, sakykime, bendruomeniniuose projektuose, arba atėję tiesiog į spektaklius, tu su jais paskui bendrauji, tu kalbiesi. Ir jau tada pamatymas kitos kalbos, čia yra visai kažkas kito, jaugi žmogus iš karto ir atsiveria.
arba neatsiveria, bet mūsų patirtis didžiąją dalim yra labai tikrai teigiama. Ir tas ryšys, kai tu ateini, tikrai aš noriu pasidalinti tuo, ką aš darau. Mano kokliuose tavo atvaizdas liko. Savo ugnelę tau nugarą pašildysiu. Tave regintiems atmintį pakurstysiu. Šiuolaikinis šokis Klaipėdoje jau atrado savo žiūrovą. Tačiau pasak Agnijos Šeiko, miestui dar yra kur drąsėti. Tam reikia žmonių. Ir tai aš, kaip pasakyti, miestas gi yra žmonės. Tai visiems mums tikrai labai linkiu, kad kažkaip neužsidaryti savo namuose, o kažkaip labai atvirai eiti į miestą, būti ir nebijoti dalykų.